Prisižiūrėjau ir aš dėjau. Tuoj bandysiu keptuviai, kurioje pastoviai viskas prilimpa ir priskrunda, išsikepti 2 kiaušinius ant vandens. Į keptuvę įsipilam vandens. Pradėjus burbuliuot, įmušam vieną ir antrą kiaušinį. Pabarstam druskytę iriukais ir krepiukais. Galim paimti ir uždengti. Nenoriu, kad labai smarkiai iškeptų. Išjungiu. Nu ir žiūrim, ką čia turim. Vienas gabaliukas. Tiksliau kiaušinukas ir antras kiaušinukas. Keptuvė, kaip matom, biškį prilipo, bet labai minimaliai. Šiaip prieš tos keptuvės visą laiką viskas nerealiai prilimpa. Bet skaityčiau, užskaitau. Na, o kiaušinėlis atrodo štai taip. Labai viskas gerai iškepė. Norėjau skystesnio, bet biškį per ilgai laikiau. Na, o skonis? Galiu pasakyti labai skanu. Ir nereikia jokio rėlio. Ar sviestuko. Žodžiu, užskaitau.